Sveiki, kolegos ir prijaučiantys visi. Tai šiandien, kaip visada, pradėsim techninę analizę. Akcija šiandien bus Coca-Cola. Ir pradedam nuo lygio, ne? Kur mūsų, kas žiūri pirmą kartą, tai susipažins su lygiais, kas žiūri jau ne pirmą kartą, tai žino patys braižyt moka ir taip toliau. Tai lygis brėžiamas ten, kur daugiausiai mūsų susikirtimo taškų, ten, kur buvo pirkėjų, pardavėjų kova ir laimėjo arba pirkėjai, arba pardavėjai. Ten buvo daug judesio prie tų lygių, todėl mes žymim tuos lygius kaip mūsų interesų zoną, kur kaina greičiausiai reaguos į vieną ar į kitą pusę. Tai kai susižymime mes savo lygius, tada galime jau pradėti savo struktūrą dėlioti pirkimo pardavimo. Tai ok, tai kaip susižymėjom lygius, matom, susibraižėm viską ir matom, kur mūsų palaikymas ir pasipriešinimas. Ne? Tai čia mūsų pirmas lygis, čia būtų, šitas lygis būtų didysis, aš jį vadinu. Čia buvo labai daug interesų zonų. Tai va, tai jeigu šnekat apie investicinius užėjimus, ne? Mūsų investicinis užėjimas pirmas būtų šitą vietą, šiam šešis, o antrą vietą būtų šitą. Tai investicinę poziciją kaip atidarom, ją atidarinėjom per dvi dalis arba tris. Tai dalį perkam čia, o dalį perkam čia. Taip, matydami, jeigu kaina pakris iki čia ir atšoks, ok, pasiliksim su mažesnio pozicija, bet jeigu čia nupirkus mūsų pradės pozicija dar kristi, tai mes taip vadinamai praskėsim kainą ir mūsų kainos vidurkis bus šitą vietą ir po to anksčiau ar vėliau vis tiek atšoks nuo tos kainos ir taip uždirbsim daugiau pinigų su mažesnė rizika. Tai investiciniai lygiai būtų tokie plius minus šitas dvi vietas realiai. Jeigu žiūrėt spekulaciją trumpesnį laikotarpį, tai ten žiūrėsim biškai kitaip. Tai prieš pradedant dar apie spekuliacinius lygius norėčiau paminėti, kad nuo vasario 1 jau paleidom Discord bendruomenę, ten kur mokomės investuoti, spekuliuoti, tradinti. Yra pridėta pamokų jau visokių mano asmeninių darytų. Tai jeigu norite pasimokyti tradinti, investuoti, spekuliuoti, tai galit pasibandyti nemokamai. Atsiųsit savo paštą į mano elektroninį paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus. Tai savaitę galite pasibandyti, pasitestuoti, ar patiks, ar nepatiks, ir arba pasilikti arba ne. Tai okay, jeigu pereinam prie spekulacijos, tai spekulaciją žiūrim valandos bėgyje, time frame įsijungia. Ir jeigu žiūrėt spekulaciją, žiūrėčiau realiai šiuo momentu, tai vieną lygį. Žiūrėčiau šitą vietą ir laukčiau, kol grįž iki mūsų lygio, įsitvirtins ir važiuojam į viršų. Mūsų stopas žemiau lygio, o profitas jau palei procentaliai skaičiuojam. Kitas spekuliacinis lygis galėtų būti dar iš tikro šita vieta, nes ateina earningsai. Ateina ataskaita ir per ataskaitą gal atsitiktų taip, kad jinai pakristų, tai kaina tikrai reaguotų į šitą vietą. Tai jeigu kaina ir pakristų žemiau, kaip grįžtų, tada va čia laukiam, kol įsitvirtins ir ieškom užėjimo tarpą šitoje vietoje. Arba kaina kris iki čia, darys taip, pradės kilt, kris, pradės kilt ir va čia galim ieškoti užėjimo taško. Tai taip atrodytų mūsų spekulacija. Kolos akcijos ir dar vieną dalyką noriu parodyti, kad tokį įdomesnį momentą, tai gal daugiau investuotojams bus aktualu. Čia iškiai suvalom. Šitą vietą. Šitoj vietoj buvo low volume zona pirkėjų pardavėjų, tai reiškia, kad šitoj vietoj buvo mažai pirkėjų pardavėjų. Ką mums tai parodo, kad jeigu kaina ateitų iki šito lygio, kad jinai šitą labai greit kritimą užpildytų, nes čia nebuvo daug orderių šitoje vietoje, kadangi čia orderių nebuvo, tai šita zona, low volume zona labai greit užsipildytų ir ateitų iki šitos kainos. Tai dėl to, jeigu earningsai išeitų kokie blogesni ar neutralūs, ar netitiktų investuotojų lūkesčių, tai galimas variantas šita kaina ir spekulacija iš tikrųjų. Tai čia svarbus lygis, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, o pirmas spekulacijos lygis būtų čia. Bet šiaip kola atrodo puikiai akcija, nežinau, padėtum dėlios disbalansą, tai
disbalansas jos irgi puikiai atrodo. Jeigu taip paprastai aiškinant, tai ją pardavinėja, išparduoda, o jos kaina kyla. Ką tai reiškia? Kad čia yra rinkoj didelių žaidėjų, instituciniai fondai ir taip toliau, kurie nori, kad kaina liktų stabili ir kiltų į viršų. Todėl žiūrėkit, čia ją parduoda, vat raudoni orderiai, jinai yra parduoda, šortinama, jie visi perka, galvoja, kad kris, o jinai realiai toliau, o kaip auga, taip auga. Tai jeigu iš investicinę pusę žiūrėti, tai mes kadangi turim lygius čia susibraižę, ne, tai mums reiktų, kad jinai biškį patrauktų iki mūsų lygio, kadangi disbalansas gražus, tai realiai tikėtina, kad jinai kils į viršų. Tai mums reikia, kad ateitų iki mūsų interesų zonos ir prie interesų zonų jau galime daryti užėjimus ir laukti savo profitų. Tai šį kartą tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspauskit like, parašykit kokį komentarą, kokiu akcijų gal norėtumėt tokių apie analizę, tai lauksiu komentarų. Iki, gražios dienos.